Sveiki, sugrįžę 22 vlogą ir pradėsim unboxingą. Dėžę savaitę prabuvau studijoje, tai bijau, kad nebūtų koks kondensas susidarys, nes praeitas metas turėjau reikalų. Tadam! Labai fainai iš to brandą ir užsisakinėti, nes seniai vis laikydė ir instrukcijas. Jo, praeitas metas, kad ir dariau pagal tas instrukcijas, irgi šiandien užsakinėjau bijūnt šaknis. Problemėlė buvo tame, kad kai kurios buvau biški papilėjus, bet čia kaltint savam, gal blogą laikiau, nors neilgą tai laikiau, gal kelis dienas tik tą iki išsudėnim. Tai aš, ko užsisakiau, anemonus ir bijūnus. Bijūnus užsisakiau tai, kiek man trūko praeitas metas ir dar plus tai, kiek neprigėja. O anemonus užsisakiau dėl to, kad norėjau vidrynų užsiskait papildymą, kadangi turėjau tik baltų ir ružavų iš praeitų metų ir dabar prisirinkau, bet nebuvo gražių spalvų, vis tik ryškis. Ir pamačiau anemonų gražių spalvų, o anemoną man praeitas metas toks turėjau padovanot, tokie atrodė nešiukiai, netukiai, o teik žydėjai, teik gražiai buvau, tai galvoju, okei, tada užsiskys anemoną. Dabar smagiai dalis pasižiūram, ką atrodo šaknėlis. Problemėlė buvo tame, kadangi užsisakiau jau sezoną gan pabaigo, tai daug veislių neapturėjai. Man tikslas buvo, kad aš praeitas metas sudinau baltį, ruožinę ir tokį bordo. Ir aš norėjau vesti laukėlį tik tokių raugin, kad būtų patogiai skinti, nebūtų miksa, bet aišku, neapgavau daug ko. Šiaip šaknis gan gražus, aišku, ir kai kur matau toks mintelisius, bet čia niek tuo. Tai viena iš veislų ir Madame Emilė de Betene. Šiandien užsakiau, net 9 šaknis. Šiaip tus veislės šaknis, galiu sakyti, palyginti už praeitų metų ir didesnis. Tikro toks galingas šaknis. Vaug reikėtų tarti turbūt. Anos užsakiau tik tą 3 šaknis ir gražiai su pumpuriuką. Immaculate. Bet nežinau, kaip taras 9. 3, 2 tel. Undognai yra mona anemona. 2 veislių. Ten, kur neprigėjai, man nemažą šaknų tiesiog supova. Tai praeitas metas, jeigu žiūrėt man vlogą, kaip aš dėjau smėliaus, dėjau granuliuotų mėšlų. Dedu tik tą bijūnam sudėnėm metu, nes nuo nei daug metų bus nekasam, tai kad bent jau kažko turėtų pradžia. Sudinsiu į tas pačius veids, kur kažkas supova. O dabar važiuosim papeit pasižiūrėti čia neužilgą. Ką atrodo Jurgina to veito? Nes aš nebeiškasiau kai kurių būtent, kuriai buvo bijūninė, nes tiesiog nebespėjau ir pradėjau tų veislių kasti, kurių aš tikrą noriu sandėliuoti. Tai labai tikus, kad anos neperšala, nebus koks puvinys ten įsimėts ir vis dar bus tvarkingas šaknis, iš ant gražiai iškas ir turbūt mes su kompostėn. Dar mes jau ūkiai. Galvoju parodys, ką atrodo man dagyklą. Tai iš pirmų žvilgsnės viskas atrodo taip pat, išskyrus, kad nebėtos einas ir ten galite atseit. Reikia gal paim pasižiūrėti, ką viskas atrodo laukus. O viskas atrodo maždaug taip. Labai keista viskas atrodo. Šiaip nežinau, ko daryti su bijūnų lapas, jau čia reikans nukirpti, ne? Čia pirmame čia bijūną. Tu savo, kad bus sunkiai atskirti koronį ir koronį, nes žiūrėk, jau tokiai nuveipelė. Čia va, kaunas iškasiau praeit kartą iš Jurginų. Tai gera. Ir ko neiškasiau. Tai kasu dabar ir tikėsus, kad nieks nesupovent ir bus žemė tvarkinga ir gal jūs į tas veicus sudinti bijūnų savo prabangius. Mes turim bijūnėlių, durpyčių, mišliuko ir dar, ką pradės kasinėti, žiūrėsim, ar reiks smėliaus, nes bijūnai nepakenčia šlapios dervas. Ir praeitas metas dėjom smėlį, bet vis tiek buvau matyti parsapę, nes nemažai kas išmoko. Tai koks man plans? Einu turbūt nuo pirmos vagos, žiūriu, kas išgyvena. Čia man turim gyvą. Čia neaišku. Žodžiu, dabar jas pradėsiu parim kasti, po to išsimėtliuosi taip toliau. Didelis darbas atlikt, išsikasiau, žiūrėk, nemaža gavus. Bet dar neskubėš, nes galvoju, kas susisodinsiu ir nusikirpstu sens dabartinį bijūnų pirmamečių, žodžiu, lapas išvešu ir kad čia kokių lygų neplatintų. Labai išparanksiai apsidžiugiau, pasiradai ir supelėsiu. Tai nežinau, ton gal aš gal dėl viso ko nukirps, nes prieit kartą tiesiog sodinau ir bijau, kad tas dalyks ir įtakoja, kad vis šaknis po to ir supau. Kasam daubelę, įveram šiek tiek geriausiai ir mėšlas koks nors granuliuots. Tad pasiemam 20 kažkur 10-20 euriukų, pumpuriukas į viršų,
susodinam ir užkasam. Darbą tam laukia baigti bijūnins, jau lyg ir vis susodins. Dabar reikia tikėtis, kad viskas sėkminga prigys pavasarį. Ko tu gal norėjau priminti, tai dabar viskas yra pasodinta ir užmulčiauta plius minus durpėm. Turėjau per mažą durpių, kad galėčiau padaryti tik skauburėlis, bet po to aš davė jį pakį durpių, nes kai jau kirpau senim augalam laps, pastebėjau, kad pumpurą jau lenda laukon, kas jį negera, nes jį gal šiek tiek pašalti, jeigu bus šalčių. Atsiveš dar durpių maišą ir tiesiog padarys tik skauburėlis. Panašiai, kaip jeigu turite ruoštis, tai apsiruošę, man atrodo, dar. Viskas, važiuosiu savo traktoriuzu į komposteinį ir namo. Sveiki, sugrįžę į vlogą. Šiandien planas sodinti tulpes. Dar atrodo tep. Peštyns, ne? Šiaip planas buvo vakar sodinti, atvažiavau, supratau, kad niekas nepasodins, nes tešla. Šiandien irgi tokia biški tešla, bet ne tie bloga kaip vakar, nes vakar dar ir leitų. Šiandien gal biški susigėrė. Nežinau, ko daryti tas saugunėlės, nes vis tiek kur ateinančių metų lytų, tai nežinau, čia kažkas pradžius. Aišku, bus labai sunkiai kasti, nes šlapia, kitas dalykas saugunėlė gal supūti. Tai va, tai net nežinau, ko daryti, pasižiūrėkime, kaip toliau kas atrodo. Tas lauks vis dar nesuarts ir turbūt traktorius yra dabar užsandėliauts, tai turbūt ir nebus ariams, tos plėvėlis. Palikom, ką nusiplautų, bet, žodžiu, dar daugiau galas. Atrodo vilka peiva. O bijūną jas spėjau susladinti, bet irgi čia teikliai, kad aš nežinau, ar ne irgi nesupūs man kaip praeitas metas. Numatysim. Važiuok, pumpuriuką jau lent. Reikės būtų paslėpti. Pasimėginau žemį, tai, ne, tai bloga. Ko nori daugiau išmulink žemės priemolos čia. Tai prasikasiau tų griuvėlį, šį kartą neturiu teikti energijos gilę kasti, kaip čia kasiau. Bet manau, užteks svarbiausia, kad pasidengti virš, gal dar biški prakaus, nes neatrodo tikrai giliai. Reikia sudinti čia 2 ar 3 saugunėlių gilį. Ir va, turėjom saugunėlį, šiaip mašinų į daug daugiau. Tai reikia susinešti, vakar susirušiavau iš eilės, susirašiau jau sąsienį, kur ką apsudėti. Bet koks principas, kad saugunėlė ir išklėtėlis ir šiaip labai gerai, praeitas metas sudinau, tai labai pasiteisin. Čia dabar mažas pakelės, bet prieš tai aš sudinau didžiam po 200 pm. Tai manau, kad kitas metas bus ir galim užsisakyti ir didesnės kiekės, bet tų gražių pakuočių tada gaunas pigiau. Parodau, kaip dėliuoju saugunėlis. Pasiteisint tas, kad įsmai, jeigu taunva kaip čia, kad žinočiau veisas. Nežinok, kad daugum saugunėlį, žaidų karts netgi raunė, tik tą pasimat spalvyti. Tai labai naudinga, kad žina, kur kas ir, kad neprimaišytum pokštės, ko nereik. Tai va, tai atsižymsiu tas, susimėtau saugunėlis. Tiefą suminį tarpukas tarp eislių. Ir viskas, ir užber žemė. Šiaip easy ir su tulpėm. Svarbiausia tulpis, kad atitaikytų sezoną, tai mano atveju tikus pataikys į mamyčių dieną. Šiandien viskas nelava pagal planą, aš daigyklo, nes už longą turim lytų. Ir vėl, o norėjau tik pabaigti, žodžiu, susodinti tulpes, tai kon darys. Tas išplauts daigyklas, kažkaip susirušiau, susidės. Reikia gal pradėti tvarkyti daigyklą, kol orą bloginės pažygti. Čia tragedija. Važiuosim, kaip viskas atrodo laukus. Šiaip dar sulaukiu, tai klausim, ką pasidalinau, ką graudė 9 sodint tulps, tai toks klausimas buvo. A gera, jeigu lyginu ir sodint. Važiuok, kaip viskas atrodo. Aš ką pagrūnojim pasakys, kad labai bloga, žiauriai bloga. Tai turėtų būti šitoks darbas, ypatinga, va matot? Bandau laikos, nes čia biški sutripiau ir nieks nesusigia ir labai bloga. Ir ar aš gailus, nežinau, pamatysim pavasarį, bet tiesiog situacija tokia, kad tu renkys tarp to, kad arba tu laikys tos saugunėlius, anie peršal supūs patalpo ir po to galbūt iššal žemė ir tu net nepakas visai žemė ir neliks nesusinyti. Arba tu renkys ton, kad tu sukėši anus ir tikėsis, kad vis bus gerai. Tai, matot, ką pasirinkau ton variantą, aišku, jis nėra geras. Ir net nežinau, ką laikos montos tulpis, kur susodins lapkritį mėnesį ir spėjo mums net per geriausia. Tai, žodžiu, pamatysim pavasarį. Dar turiu likutį tulpių, narcizų ir irus nesusodinautumėt, nes sutema ir pradėlyti. Tai nežinau, pamatysim man biškiuliau susodinti ir matysim, kas. Vakar montavau vlogą
Ir nepasakiau pabaigos tradicinis. Palaikinam, parašykit, kaip jums sekas, sudinat, nesudinat, tai pasubscribinam, susitiksim kitam vlogė, ne? Iki.